Traukinys magnetiniu pagaliu. Ką man sakyt, bet už važiuojame vienu iš greičiausių pasaulyje traukiniu, kuris gali pasiekti 431 km/h greitį. Tačiau esame labai trumpame ruože, tik tai 30 km, kuriuos įveiksime per maždaug 8 minutės. O įdomiausia tas, kad traukinys važiuoja ant magnetinių pagalvių, labai tyliai veikia. Jau kylam po biškį, kaip penktadienio nuotaikytė pakyla, taip ir šis greitis labai greitai kyla. O, dar lengvai stovėti. Iš tikrųjų, gan stabiliai važiuojam, tikrai nejuda. Vaizdai, kaip matot, labai greitai keičiasi. Niekas nedreba kaip Lietuvoje, kai važiuojant 40 velniškas greitis. Perkopėm 300, ar bus daugiau? Nebus didesnio greičio, nes labai limituoja greitį šiame ruože, nes jis tiesiog yra per trumpas. Bus įveikti 30 km per maždaug 8 minutės ir šio traukinio kaina mums buvo po 5 eurus. Pojūtis nuostabus, tiesiog vaikštai, ką nori darai, niekas nedreba, nejuda, super, Nu, taip atrodo traukinys iš išorės, šiaip gan sakyčiau, paprastai, nieko įspūdingo. 2002 metais buvo jau atidarytas, mes dar per tiek metų nieko panašaus neturim, atsiliekam truputį, o kelionė buvo tokia greita, kad nufilmavom video, tiesiog reikėjo lipti.